pati ta joga, ar ne, jinai susideda, kaip minėjau, iš skirtingų dalių. Joga yra iš tiesų asanos, joga užima tik tais gal 5% visos jogos esmės, kas tai yra. Ir taip, tą jogą galima atlikti, jeigu asanas, tai turbūt ir tikrai ne kiekvienai. Jeigu yra simptomai tokie, kaip minėjau, šitą placentą, pavyzdžiui, būna nusileidusi arba būna gimda žemai, kūdikėlis negerai įsitaisęs gimdoje nepatogiai, tuomet tam tikrų asanų reikia privengti. Taip pat jeigu mama turi diastazę arba simfizitą, tuomet irgi kai kurios asanos turi būti privengiamos ir ne visi pratimai yra tinkami. Tačiau pati meditacija, afirmacijos, kvėpavimo pratimai, jie yra tinkami absoliučiai kiekvienai moteriai, tiek aišku ir vyrui būtų tinkama, ar ne, bet kalbam apie nėštumą, tai apie moteris. Tai čia jau aš negalėčiau išskirti moters, kuriai būtų negalima to daryti. Čia galbūt jau tada priklauso, ar mamai tai įdomu, ar mamai tai rezonuoja, ar tai jei jo širdis kviečia tai daryti ir jeigu jinai jaučia, kad nori, tai tikrai gali išimdama asanas, net gulimam režime, nes dėja tai būna kartais nėštumo metu, jinai gali praktikuoti tą ramiąją jogos dalį.